Sveiki, mano vardas Eglė, kas pirmą kartą lankotės mano kanale, o šiame video aš noriu papasakoti apie pradinį Lamymakerio priemonių rinkinį. Tai šis video, manau, bus naudingas tiem, kurie neseniai baigė kursus arba tik planuoja baigti blakstienų laminavimo kursus, tai manau, čia galėsit pasigaudyti kokių naudingų patarimų. Tai kalbant apie laminavimo priemonių rinkinį, iš tikrųjų jisai nėra toks didžiulis, kad kažką kardinaliai galima būtų išimti ar pakeisti, bet vis dėlto kai kur galima sutaupyti ir pradžiai neišsiplėsti ir padaryti tą rinkinį tokį labiau kompaktišką. Tai visų pirma, pradėkime nuo tokių smulkmenų, kas pas jūs tikrai turėtų atsirasti. Tai įvairios vienkartinės priemonės, tai yra gulto užtiesalas, toliau ausų krapštukai, vatos diskeliai, servetėlės, pirštinės, tokios smulkmenos. Taip pat būtinai turėtų būti dezinfekcinės priemonės įrangai ir paviršiams. Taip pat aš šiaip rekomenduočiau įsigyti tokį volelių ir kitų silikoninių įrankėlių valymo priemonę, kuri skirta jiem dezinfekuoti, bet jų stipriai nepažeisti. Tai šiaip visai rekomenduoju jį, o po to nešvarius volelius dedu štai į tokį indelį, kuris turi sietelį, išsiema ir iš tikrųjų patogiai ir saugiai, kas svarbiausia, dezinfekuoja visas jum reikalingas priemonės. Tai visų pirma, jau prieinant prie priemonių, ko jum tikrai reikės, tai yra valymo produktas blakstienoms, kuris iš esmės nėra gal labai didelio skirtumo, koks būtų, svarbiausia, kad būtų be alkoholinis ir be aliejų. Tai aš turiu jum parodyti kelis variantus, štai My Lamination putos, mažas ir didelis kiekis ir taip pat mažas ir didelis yra, pavyzdžiui, Maximovos putos. Šiaip kažkokio labai didžiulio skirtumo, tai yra aš nejaučiu. Vienintelis patarimas, ką aš jums siūlau, pirkti gerokai didesnį kiekį. Pavyzdžiui, čia My Lamination 120 ml arba Maximovas netgi 170 ml. Tikrai žinokit, gerokai labiau apsimoka ir jums jų užteks labai ilgam. Taigi, nuvalius blakstienas, mes po to turim priklijuoti volelį prie voko ir ant to paties voko klijuoti blakstienas. Tai, kad visą tą galėtume padaryti, mums be abejo reikia klijų. Ir čia jau kažkaip labai nepataupysi, nepanaudosi PVA ar kažkokių priauginimo klijų. Tai čia jau yra specialūs laminavimui skirti klijai ir jų yra įvairių, klasikiniai, balzaminiai. Tik tai koks niuansas, jeigu klijuoti volelį prie voko, tai reikalingi klasikiniai klijai, jų yra skirtingų įvairių rūšių, čia jau pagal skonį, aš pati mėgstu greitus, pavyzdžiui, My Lamination Strong, arba tubeliai Maximovo Power, arba Pink Flash. Ir po to jau pačiam blakstienų klijavimui galite naudoti ir balzaminius klijus, jau kokius iš esmės jūs mėgstate. Tiesiog vienintelis patarimas būtų nerizikuoti, iš savo patirties sakau, ir nepirkti šių klijų iš AliExpress ar panašių svetainių, nes iš esmės bus realiai pinigų išmetimas. Nes, kaip pasakyti, atrodo galbūt jų konsistencija ta pati, lyg ir limpa, bet iš tikrųjų sudėtis nors ir panaši, bet tų specialių ingredientų, pavyzdžiui, būna žymiai mažiau įdėta negu originaliuose klijuose. Tai toks mano patarimas, pati esu, kaip sakau, skupas moka 2 kartus, išmetus 2 pinigų, ieškodama tokių super pigių klijų super pigiose vietose. Na, o toliau, kalbant iš tokių priemonių, tai jums reikės plastikinės lipnios juostelės, perforuotos, tai atkreipkite dėmesį plastikinės, ne papirinės, jos jums reikės, sakykime, pritempti kažkur vokui galbūt ir taip pat priemonių sašetės užklijuoti, kai jas pradursit, tai su plastikinė lipnia juostelė neprasiskverbia taip priemonės į išorę kaip su papirinė ir jos nesugeria. Kitas niuansas, ko jums pradedant procedūrą reikės, tai yra paakių padeliai. Įvairių, daugkartiniai arba vienkartiniai. Be abejo, vienkartiniai tuo metu yra pigiau,
Bet iš esmės po to jums išeina brangiau, tai aš iš tikrųjų dabar pradedu tikrai jau kuris laikas pereidinėti prie daugkartinių produktų, tai man jie ir ekonomiškiau, ir puoselėjam gamtą, ar ne, taupom. Tai jų yra skirtingų įvairių rūšių, įvairių skirtingų firmų. Pavyzdžiui, Maksimova su logotipu ultra ploni, labai gerai priglunda, apie 10 eurų. Arba sakykime, no-name'iniai, be firmos apie 4-5 eurai, tai čia irgi, kaip norit, pasirinkimas. O toliau tokia slidžiausia ir daugiausia variantų turinti tema, tai yra voleliai. Ir voleliai jums iš tikro reikės ateityje turėti labai daug, bet kaip per mokymus sakau, yra toksai visiškai pradinis rinkinukas, ką tikrai reikėtų turėti ir po to jau savo kolekciją galite didinti. Tai pats pigiausias variantas, bet tikrai jis yra nepakankamas, tai būtų Dolly Lashes senieji voleliai ir čia yra dėja tik tai 3 dydžiai, 2 iš jų yra einami, vienas nelabai. Tai nelabai rekomenduočiau šitą rinkinį, nors jisai kainuoja vos keletą eurų. Tai iš esmės, kokių volelių jums reikia? Tai yra rietimo formos ir liftingo formos. Tai kaip pavyzdys, turbūt pigiausias variantas būtų My Lamination rinkinys, kur rožiniai yra rietimo forma, mėlyni yra liftingo forma. Tiesiog, ką aš noriu pasakyti su įvairiais voleliais, pavyzdžiui, Maksimova turi, mano brando voleliai Jungle Green arba Pink Sky, arba irgi Maksimova rietimo štai tokie kolibri įvairių spalvų su blizgučiais. Tai kas yra su šitais voleliais? Tai, pavyzdžiui, šitas rinkinys, rožiniai voleliai, jie neturi ilgių labai trumpom blakstienom. Jie yra nuo vidutinių iki ilgų. O sakykim, kaip pavyzdys šitas setas, jisai dėja neturi dydžių labai tokiam, ilgesniem, sustoja ties vidutinė. Nors šitas dydis, šitas rinkinys yra pakankamai didžiulis, bet kaip galit matyti, manau, kad matot, tie, kurie patamsėja, tai pusė jų yra tikrai mano labai naudojama, kita pusė nelabai. Bet dėja rinkinys yra koks yra, tai ką aš rekomenduoju, keli variantai. Arba šis rinkinys pradžiai ir po to vis tiek reikės dasipirkti. Tai čia yra ir rietimo, ir liftingo forma. Kitas variantas būtų kažkuris iš šių. Tai čia yra būtų rietimams, kuris patinka. Realiai jų visų kaina apie 20 su virš kažkiek eurų, ten 23-25. Ir toliau liftingui, ką aš galėčiau pasiūlyti, toksai mini biudžetinis variantas 4 dydžiai, fantasy, irgi toksai iš mano brando, arba, sakykime, pastel voleliai, šitie yra dabar kaip tik su nuolaida, tai čia tokie iš pigesnių variantų, arba tikrai jau pilnas variantas būtų Lash Lifting Silicone Pads, čia yra 6 dydžiai ir šitas iš esmės yra plačiausias rinkinys. Kas dar galėtų būti neoniniai, irgi jie yra iš pigesnių, bet jų minusas, jie neturi labai trumpom, 4 dydžiai SML, bet vis dėlto sakyčiau, kad jie yra nuo vidutinių. Tai dar kartą apibendrinant, nes manau, kad jau ir dabar biškį susimaišėt, tai iš principo šitas pats pigiausias setas, toliau kitas setas pagal pigumą, sakykime, toksai pastel ir Pink Sky kaip pavyzdys, ką laikau, arba kitas biškį brangesnis fantasy ir Pink Sky, arba dar, priminsiu irgi Maksimova, iš esmės jie yra visi vienodi, tik skiriasi spalvos ir taip pat šio skiriasi spalvos, arba jau toksai variantas, kuris man jisai būtų iš tikrųjų priimtiniausias, tai aš rinkčiausi turbūt va štai tokį variantą, Lash Lifting Silicone Pads ir štai šis, ir su šiuo rinkiniu 80% atveju tikrai jum visais atvejais galėtumėt padaryti klientei tinkamą rietimą ir parinkti gerą volelį. Ir toliau kalbant apie jau pačias laminavimo priemonės. Tai tų priemonių yra įvairių, visokiausių firmų, skirtingų greičių, kainų ir taip toliau. Tai čia ką aš rekomenduočiau, kaip pradedančiam meistrui,
bent jau pradžiai pradėti dirbti su tom priemonėm, su kuriuom baigėt kursus. Nes ten su jom jau susipažino, jum plačiau apie jas papasakojo ir pačioj pradžiai įsigyti jų bent jau mini rinkinuką, o po to jau galėsit peršokinėti ir bandyti dirbti su kitom priemonėm. Vienintelis niuansas, kurį aš rekomenduočiau, pradėti geriau dirbti su sašetėmis negu su buteliukais. Ypač tais buteliukais, kurie neturi beorės talpos ir neturi dozatoriaus. Nes tie buteliukai skirti labai patyrusiam meistrui su dideliu klientų bagažu. Nes kitu atveju tos priemonės tiesiog išgaruos ir pasidarys nebeveiksmingos. Tai kas labai patogu, tikrai realiai dabar visiškai visi brandai jums siūlo įsigyti produktus sašetėmis, kurių pavyzdžiui užtenka maždaug 7 blakstienų laminavimo procedūrom ir jūs galite juos pirkti atskirai po vieną, po dvi sašetės, kaip jums patogu. Be abejo, įsigyti dėžutę sašečių yra pigiau negu pirkti atskirai po vieną iš kiekvienos dėžutės tų sašečių. Tai čia yra toksai variantas. Ir be abejo, tą sašetę jūs pradarius, jokių būdų jos nekerpam, neplėšiam, o padarom tik mažytę skylutę ir užklijuojam lipnia juostele ir ją laikom vėsiai, sakykime, rūsy ar šaldytuve, juokauju, taip negalima, tiesiog savo stalčiukę ir sašetė tokia veiksminga iki 2 mėnesių. Taigi dabar šiek tiek atsitraukiant nuo tų priemonių prie įrankių, tai ko jums reikėtų? Tai iš esmės vienai procedūrai reikia vieno mikrošepetėlio, kas yra tikrai labai pigu ir čia aš nelabai žinau, kuo pakeisti. Galima iš tikrųjų iš esmės čia būtų pakeisti pincetų, kuris yra daugkartinis, arba, sakykime, tokių dantisto įrankių, arba štai tokių daugiafunkcinių įrankių, bet iš esmės užtektų ir tokio. Toliau, ko jums dar reikės, tai šukytės. Čia galit tuo metu pataupyti. Tai, sakykime, naudoti plastikinės šukytės, kurios kainuoja, nežinau, apie euriuką ar panašiai. Bet aš, kaip sakau, tai yra staupimas tam momentui. Aš esu labiau už daugkartinius įrankius. Tai yra arba tokios šukytės, jeigu mėgstat tą žuvytės formą, arba štai šį įrankį. Jisai man biški preciziškesnis, tai jisai yra iš abiejų pusių, turi ir tą metalinį įrankį pakrapštymui ir šitą šukytės. Bet jeigu jūs vis dėlto pradžiai tikrai labai norit pataupyti, tai būtų plastikinės šukytės arba tą dantisto įrankį gali pakeisti jum dantų krapštukas, kaip pavyzdys, ar ne? Kol po to galėsite įsigyti, sau leisti ir daugkartinius įrankius. Toliau dar pamiršau, juk mes turime teptukus. Tai kas yra labai faina, kad jums po to užtenka turėti 2 teptukus, vieną priemonių tepimui, kitą priemonių nuvalymui. Kur čia galima būtų pataupyti? Pradžiai galbūt galėtumėt tepimo teptuką pakeisti mikrošepetėliu. Tuo metu, manau, būtų pigiau, kol užsidirbtumėt ant gražių įrankių, bet iš esmės, dar kartą paminėsiu, iš tikrųjų tai vis tiek labiau leidžia sutaupyti pinigus, o šitas valymo teptukas galėtų pasikeisti ausų krapštukais, bet jūs žinokit, labai daug išsinaudos. Ir kas dar, jums reikės šukyčių, va tokių, tarpdančių šukytės, ir jos yra daugkartinės, nesugalvokit jų išmetinėti. Šitas tikrai galima mesti į tą patį dezinfekavimo induką ir po to gerai išvalyti ir jos jums tikrai pakankamai ilgai tarnaus. Tai apibendrinant, daugiafunkcinį tokį smailų įrankį galima pakeisti pradžiai dantų krapštukais, toliau šukytės tokias, nežinau, niekom nepakeisi, arba tas, vis tiek reikės turėti arba pigias plastikinės, arba metalinės. Kas dar, teptukus, ausų krapštukų arba mikrošepetėlių ir turbūt viskas. Taigi, ko toliau mums reikia, tai reikia dažų. Dažus galite naudoti įvairius, šitą turbūt žinote, tai aš naudoju 2 rūšių dažus, kas svarbiausia, kad jie būtų nedaugiau kaip 2% oksidanto, tai My Lamination, Blue Black ir 2% oksidantas, arba dažų mikseris kartu, tai iš Pink Flash,
kur yra ir pats dažas kartu spaudžiasi ir kartu su oksidantu. Tai iš esmės kaip norit, kaip jum patogiau. Dažų vis tiek kažkokių reikės, tai nežinau, čia turbūt labai baisiai nesutaupysit, nes iš tikrųjų nėra čia ką ir taupyti. Šitų dažų My Lamination 20 ml, pavyzdžiui, užtenka labai ilgam. Nežinau, pusiai metų, metam. Tai čia tikrai centai. Toliau pas mus eina maitinantis etapai. Yra meistrų, kurie juos praleidžia arba daro jį kaip papildomą klientui apmokamą papildomai etapą. Aš taip iš tikrųjų nedarau, nes skaitau, kad vis dėlto tai nėra labai, kaip pasakyti, švelni procedūra blakstienam, vis tiek jinai yra stipriai cheminė ir botoksą vienokį ar kitokį aš vis tiek naudoju. Jų yra skirtingų pagal kainas ir taip pat juos galima įsigyti nuo didesnių buteliukų iki sašetėmis, kaip jum patogiau. Tai aš vis dėlto rekomenduoju jį naudoti, nes tikrai pamatysit, kaip blakstienų ir antakių būklė atrodo jį naudojant ir nenaudojant. Tai čia jūs turit laisvę irgi rinktis, bet kaip aš dar kartą paminėsiu, didesnėse pakuotėse yra dvigubai ir dar daugiau kartų pigiau. Toliau yra visokiausi galimi laminavimo rinkiniai, dėžėse tokiose. Labai faina, graži dėžė, bet iš tikrųjų dažniausia ten nėra visko, ko jum reikia. Ir nėra, tai neskaityčiau, kad tai yra mini rinkinys ir plus dar papildomai reikia prisipirkti kitų priemonių. Tai aš vis dėlto gal rekomenduoju mokinėms su savo trenerio pagalba susirinkti mini rinkinį, būtent tai, ko jum tikrai reikia. Na ką, tai tikiuosi, kad jums šis video buvo naudingas, patiko ir tikrai jums kilo idėjų, kur galėtumėt sutaupyti. Ir galiu pasakyti netgi, aš ir per mokymus sakau savo mokinėm, kad lamimeikerio profesija tikrai yra labai ekonomiška ir čia nereikia tiek investuoti, kiek, sakykime, vizažistui arba netgi brovistui, kur negali priemonių pirkti mažais kiekiais. Pas mus gali labai varijuoti ir pasirinkti, susidaryti savo labai kompaktišką ir nebrangų mini rinkinį. O su mano patarimais dar ir papildomai sutaupyti. Tai ką? Tai kviečiu laikinti šitą video, dalintis juo, užsidėti skambutį, tam, kad pirmieji pastebėtumėt mano naują įkeltą video ir jeigu turėsit klausimų, tai nesigėdykit rašyti man Instagramui ar čia komentuoti ir aš tikrai jums padėsiu išsirinkti jums labiausia prieinamas ir labiausiai jums tinkamas prekes pagal jūsų darbo techniką. Čiau!